žiūrėk. Sveikas, buvau. Šiems metais. Kaip gyvenimas? Ką žinau, gerai, kaip tau? Man irgi žinok, visai gerai sakyčiau, naują mašiniuką esi nusimatęs. Nori pamatyti? Būtinai. Gražuolį. O čia tai gražuolis. Kiek kainavo? Nu, matai, tame problema. Man neduoda bankas paskolos, nes mano pajamos per mažos. Tai matai, gal galėtum, žinai, kažką padaryti. Kadangi tu mano brolis, bratucha, tai tikrai galėčiau tau duoti, bet prižadėk, kad neįsipralėkti su tuo. Ai, čia net neklausimas. Nepotizmas reiškiasi įvairiai, ne tik artimųjų darbinių, bet ir paaukštinimų pareigose, atlyginimo didinimu ar darbo vietų gerinimu. Atsižvelgia ne į kompetenciją ar pasiekimus, bet į giminystės ar kitus ryšius. Labas, seniai matytas draugė. Kaip sekas? Gerai, žinai, bet matai, turiu kelių problemų su mašina. Matai, man rankinis staltis neveikia ir matai, biškai šlubuoja posūkiai. Tai matai, galėsi mane praleisti? Baigtų jau. Kaip tau tai ne problema? Praeis be problemų. Ne, dėkui, žinok, tam gali pasitikėti. Jo. Tai žiūrėk, kada nors suk pas manęs. Galėsim pasisėdėti, gal kaip senais laikais. Gerai, būtinai. Nai. Iki kitą kartą. Iki kito. Ką padarė technikinės darbuotojas nebuvo tiesiogiai nepotizmas, bet jisai piknaudžiavo savo galiomis tai darydamas. Stop! Čia gal sustabdžiau tave? Taip, žinai, mano dešinysis posūkis neveikia. Gerai, pateiksiu vairavimo teisės ir transporto priemonės dokumentus. Kas čia? Tai gal pakeis nuomonę? Nesąmonė, tu bandai duoti pareigūnui kyšį. Už tokią savęs aš tau suimsiu ir pasuimsiu į kalėjimą. Negali tai padaryti. Ar jūs žino, kas mano tėvas yra? Jums gali padaryti. Jums gali išmesti iš darbo. Man vienodai, tu esi kažkoks pasikėlęs. Lipk nuo transporto priemonės, tu esi suimamas. Viskas. Duokit man telefoną, man reikia paskambinti tėvui. Turiu teisę. Turiu, reikuk. Dėkui. Sveikas, sūnau. Kažkoks policininkas mane suėmė už kyšį, bandė kyšį. Kvailytų, ką tu padarėjai? Tugi čia nesovietmetis, eisi į kalėjimą, bet kiek metų čia. Ką su tavim daryti? Tiek to, pažiūrėsiu, ką aš galiu padaryti. Už ką tu suėmei mano sūnų? Aš esu suėmiau dėl to, nes jis turėjo nevartingą automobilį ir kai aš jį sustabdžiau, man bandė duoti kyšį. Policininkui bandė duoti kyšį, taip negalima. Klausyk, juk nereikia taip griežtai. Tu jį paleisk, aš jam pats viską paaiškinsiu. Ką? Aš taip negaliu daryti, jūs nejuokaukit, protokolas neleidžia, jūs tą turėtumėte žinoti. Klausyk, tu arba paleidi mano sūnų dabar, arba aš tave visam laikui nušalinu nuo pareigų. Tu taip negali padaryti. Oi, tu tik žiūrėk, aš ir taip galiu. Žinau. Aš nereikia tų korumpuotų policininkų, mane iš tikrųjų atleido. Viskas, prašau skundą. Aš čia tikrai nebebūsiu ir su tokiais. Taigi, komisarė, jūs esate kaltinamas nepotizmu bei sukčiavimu. Bet kadangi nepotizmas kaip reiškinys nėra baudžiamas Lietuvos Respublikoje, už jį baudžiamas nebūsite. Tačiau pagal Baudžiamojo kodekso 228 straipsnį, kuris numato, jog už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi galite būti apribotas 5 metams kalėjimo, jūs būsite už jį baudžiamas. Jūs piktnaudžiavote tarnybinę padėtimi, bandydamas gelbėti savo sūnų bei jo draugą
kuris piktnaudžiavo savo pareigomis, dirbdamas technikinės apžiūros skyriuje. Esate nuteisiamas 2 metams kalėjimo. Išveskite kaltinamąjį. Jūs taip negalite. Aš irgi susiprosiu. Jūs to pasigilėsite. Pone Bruzdeigi, jūs esate kaltinamas kyšininkavimu, remiantis Baudžiamojo kodekso 225 straipsnių, kurio teigiama, jog jūs galite būti nuteistas iki 5 metų laisvės atėmimo dėl kyšio davimo. Jūs bandėte papirkti policijos pareigūną ir dėl to jums skiriama 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Stojimas. Išveskite kaltinamąjį. Pone Progimnaitė, jūs esate kaltinamas piktnaudžiavimu. Jūs piktnaudžiavote savo tarnybinę padėtimi bei pareigomis, duodami technikinės apžiūros patvirtinimą savo broliui, kurio mašina nebuvo techniškai tvarkinga. Už tai jūs gausite 800 eurų baudą bei gausite pašalinimą iš pareigų ir negalėsite daugiau išduoti technikinės apžiūros patvirtinimą. Vienintelė priežastis, kodėl Jono brolis daktaras nebuvo nuteistas, todėl kad tokius nepotizmo įvykius yra labai sunku išaiškinti, nes samdyti draugus bei giminės nėra nelegalu, bet yra nelegalu, jei kitiems kandidatams nesuteiki tinkamo šanso irgi stoti tą poziciją.